Sveiki prisijungę prie dar vienos dalies skirtos skečą pradedantiesiems serijos. Šiame vaizdo įraše susipažinsime su baziniais 3D modeliavimo pagrindais, tokiais kaip tiesės kūrimas, plokštumų kūrimas bei 3D tūrių kūrimas. Prieš pradedant kviečiu Jus susirasti nuorodą šio vaizdo įrašo aprašyme ir atsisiųsti keletą praktinių užduočių, tam, kad Jūs galėtumėt, žiūrėdami šį filmuką, pradėti praktikuoti, ir po to pratęsti nuo lengvesnės užduoties iki sudėtingesnės. O dabar nieko nedelsdami, pradėkime. Taigi atsidarykite naują skečą projektą ir pradėkime nuo pačio paprasčiausio įrankio, nuo tiesės kūrimo. O tiesės kūrimas skečą prasideda nuo pieštuko įrankio, kuris būtent ir yra skirtas linijos kūrimai. Tam, kad galėtume pradėti kurti, aktyvuokite pieštuką, kurį galite rasti didžiojoje įrankių juostoje, arba galite tiesiog paspausti L klavišą savo klaviatūrą ir pamatysite, kaip kursorius pavirsta pieštuku. Kuriant tiesę, pirmas žingsnis yra nurodyti, kur bus tiesės pradžios taškas, o tai galite padaryti lengvai spustelėję kairę pelės klavišą ir jį paleidę, o slinkdami pelytę galite matyti, kaip jūsų ekrane atsiranda linija ir jį seka jūsų kursorium. Beje, jeigu klaidingai nurodėte linijos pradžios tašką, galite paspausti Escape klavišą ir taip iš naujo galėsite pradėti braižyti. Taip, tai padėkime tašką ir vėl. Ir dabar slenkant pelytę atkreipkite dėmesį į informacijos parametrų skiltį esančią apačioje dešinėje pusėje. Galite atkreipti dėmesį, jog slenkant kursorių tiesiogiai reaguoja informacija laukelyje, kuri tiesiog atspindi linijos ilgį. Tai gali jums padėti maždaug orientuotis, kokio ilgio yra jūsų linija. O kad pabaigtumėte nubrėžti liniją, jums tai reikia dar kartą paspausti kairiai pelės klavišą. Tai tiek, bet aš dabar sugrįšiu vienu žingsniu atgal, arba geriau sukursiu naują liniją, vėl paspausiu L klavišą ir noriu, jog atkreiptumėte dėmesį į linijos spalvą. Turbūt jau pastebėjote, jog ji keičiasi. Tai jei pažymėsiu pirmąjį tašką ir slinksiu pelytę, galite matyti, jog linija nusidažo ašių spalvomis. Ką tai reiškia? Tai yra ne šiaip sau, tai yra tam, kad galėtumėte susiorientuoti, į kurią pusę braižote. Tai jeigu linija nusidažo žalia spalva, tai reiškia, jog braižote liniją lygiagrečią žaliai koordinačių ašiai. Jeigu į viršų paslinksite pelytę mėlynai ir žemyn raudonai. Rekomenduoju sekti šias indikacijas, nes kartais gali atrodyti apgaulingai, nes, pavyzdžiui, dabar, kadangi vaizdas yra su perspektyva, gali atrodyti taip vizualiai žiūrint, jog naujai kuriama linija visai nėra vertikali mėlynai ašiai, tačiau ji yra. Tad pasitikėkite spalvomis ir jūs taipogi galite užblokuoti kryptis, kad būtų lengviau surasti. Lengviau surasti ir užblokuoti, naudodami klaviatūros klavišus su rodyklėmis. Jeigu, pavyzdžiui, paspaustumėte rodyklę į viršų, būtų surasta ir užblokuota mėlyna ašis. Jeigu paspaustumėte į kairę žalia, į dešinę raudoną, o jeigu paspaustumėte į apačią, tiesiog būtų sulygiuota su šalia esančia bet kokia linija. Taip, tai kai jau jūs turite pasirinkę kryptį, nesvarbu ar naudojate rodyklių klavišus klaviatūroje, ar tiesiog suradote spalvą, galite vėlgi pabaigti linijos kūrimo algoritmą paspaudę dar kartą pelytę. Arba yra antras būdas, kai jums reikia tikslumą. Tarkim, žinome, kad norime turėti tiesę, kurios ilgis yra 500 mm. Tai vietoj to, kad užfiksuotumėte antru pelės paspaudimu, galite tiesiai klaviatūroje įvesti skaitmenis. Tai pavyzdžiui, aš nurodysiu 500 ir paspausti Enter.
Jeigu nurodyte klaidingą skaičių, nebūtina linijos ištrinti ir pradėti iš naujo arba sugrįžti vienu žingsniu atgal, jūs galite iš karto nurodyti naujus skaitmenis ir vėl paspausti Enter. Na, pavyzdžiui, įvesiu 1000 ir paspausiu Enter. Jeigu noriu sugrąžinti 500, 500 ir Enter. Beje, dar kalbant apie matavimo vienetus, skaičius, kuris yra įvedamas, atitiks matavimo vienetus, kuriuos pasirinkote pasirinkdami SketchUp darbo aplinkos ruošinį. Na, tai pavyzdžiui, jeigu pasirinkote architektūrinį metrais, kai įvesite 500, tai reikš, kad nurodite 500 metrų. Jeigu jūs pasirinkote vienus vienetus, bet norite nurodyti kitais, nieko tokio, nes galite, pavyzdžiui, įvesti 500 ir M raidytę, jeigu norite 500 metrų, na, o jeigu norite 500 centimetrų, 500 cm ir jeigu norite, pavyzdžiui, 500 mm, jau nereikia nurodyti dėl to, kad aš turiu darbo aplinką su milimetrų nustatymais. Bet turbūt iškils klausimas, o ką visgi daryti, jeigu norėčiau pasikeisti matavimo vienetus, nenoriu pradėti iš naujo projekto ir rinktis darbo aplinkos ruošinį, tai jūs galite rasti matavimo vienetų nustatymus nuėję į Window, Model Info, Units ir pirmiausia pasirinkite 10 formato sistemą. Ir tuomet po apačia skiltyje Length ilgis galite pasirinkti, kokiais matavimo vienetais norite dirbti. Aš paliksiu milimetrus ir jeigu domina, galite pasikeisti ir matmenų atvaizdavimo tikslumą. Ar tai turės vieną skaitmenį po kablelio ar daugiau. Kadangi nustatymuose yra milimetrai, tai greičiausiai užteks ir sveiko skaičiaus. Čia nėra jokio mygtuko išsaugojimai, galite uždaryti langą ir automatiškai bus išsaugoti nustatymai. Gerai, turime tiesą, paverskime ją keturkampį, tai yra pereikime iš pavyzdžio, kaip galima sukurti tiesą į kaip galima sukurti plokštumą. Aš visgi ištrinsiu sukurtas linijas, kad išlaikyčiau tvarką. Beje, kaip jūs galite ištrinti, jūs galite naudoti du būdus. Pirmas, tiesiog įspausti kairį pelės klavišą kažkur apačioje dešinėje pusėje geometrijos atžvilgiu ir tempti pelytę spaudžiant klavišą, na ir po to atleidus elementai bus pažymėti ir tuomet galite paspausti Delete klavišą savo klaviatūroje. Kitas būdas ištrinti taipogi yra pasirinkti trintuko įrankį. Jums dar reikia pasirinkus įrankį paspausti ant elemento ir jisai bus ištrintas. Gerai, tai pradėsiu vėl nuo tiesės kūrimo. Pasirinksiu tašką, susirasiu spalvos kryptį, nurodysiu 500 mm ir dabar kurdama keturkampį, žinodama, jo keturkampis turi visada 4 kraštinės, kurios susitinka 90 laipsnių kampu, aš ieškosiu po to raudonos tiesės ir taipogi nurodysiu 500. Spaudžiu Enter, lygiai tą patį padarykime su žalia tiesa, 500 ir uždarykime. Atkreipkite dėmesį, kad uždarius figūrą galutinai atsidaro užpildas, tai reiškia, jog figūra buvo nubraižyta taisyklingai ir nebuvo jokio tarpo. Labai svarbu pabrėžti, kad SketchUp aplinkoje, kai sukuriame geometrinės figūras, jos vis dar yra tarsi atskiri elementai. Jeigu aktyvuotumėte žymėjimo įrankį, beje, jūs galite aktyvuoti jį nebūtinai didžiojoje įrankių juostoje, galite paspausti didįjį klavišą savo klaviatūroje. Na, tarkim, turiu pieštuką, paspausiu didįjį klavišą ir automatiškai kursorius pasikeis į rodiklę. Taip, tai priartinsiu objektą ir pasižiūrėkime, ką reiškia, kad geometrinė figūra vis dar turi atskirai kraštines ir užpildą. Tai reiškia, kad jūs galite pažymėti vienu paspaudimu tik tai kraštinę arba plokštumą ir tai taipogi reiškia, kad jūs galite atskirai jas ištrinti. Tarkime, jeigu turėtume situaciją, jog ši plokštuma
turėtų būti fasado langas, tuščiaviduris, mes galime pažymėti tik plokštumą ir paspausti Delete klavišą ir ši plokštuma bus tuščiavidurė. Jeigu norėtumėte vėl uždaryti plokštumą, tai reikia pakartoti ant viršaus bet kurią liniją. Ir plokštuma bus uždaryta. Kai liniją braižote ant viršaus tokio pačio ilgio, linija nesidubliuos, jie tiesiog tampa SketchUp viena tiesa. Na, kas atsitiks, jeigu ištrinsime kraštinę, tai turbūt jau aišku, kad neliks nei kraštinės, nei plokštumos, nei užpildo, nes užpildas atsiranda tik tada, kai mes uždarome figūrą. Taip, tai pakartokime uždarimą. Dar šiek tiek susipažinkime su geometrijos ypatumais. Jau pamatėme, jog uždarant geometrinę figūrą sukuriamas jos užpildas, bet susipažinkime šiek tiek su linijos tiesa sudalinimu, taip pat plokštumos skaidimu. Jeigu SketchUp'e nubraižytumėte vieną papildomą liniją geometriniai figūroj ar tūryje, jau automatiškai būtų padalinta. Tai automatiškai būtų padalintos kraštinės į dvi dalis bei paviršius. Jeigu padalinsiu dar kartą bus padalinta ir taip jūs galite ištrinti tam tikrą dalį, kurios nebereikia. Nebijokite brėžti tiesų kaip pagalbinių linijų, nes jas bet kada galite ištrinti, o šios jums gali padėti surasti reikiamą geometriją. Lygiai taip pat, jeigu pribrėšiu linijas, aš galiu atkurti turimą keturkampį ir ištrinti pažymėdama ir paspausdama klavišą Delete nereikalingas tiesas. Turbūt atkreipėte dėmesį, jog braižant papildomas tiesas ir apskritai braižant ekrane atsiranda pagalbiniai taškai, tai apie juos dabar ir pakalbėkime. Šie taškai yra vadinami fiksavimo arba atpažinimo taškais, kurie padeda greičiau susiorientuoti, surasti tam tikrą tašką. Tai kiekvienas charakteringas taškas turi savo spalvą, ženkliuką ir iššokantį dialogo langą, tai yra dialogo informacija. Pavyzdžiui, visada pradžios ir pabaigos taškai bus vadinami endpoint ir jie bus žymimi žaliu skrituliuku. Centriniai plokštumos kraštinės taškai turės šviesiai mėlyną spalvą ir iššoks dialogo informacija midpoint, o jeigu būsite bet kuriame tiesas taške, kuris nėra nei pradžios, nei pabaigos, nei centro taškas, matysite raudoną kvadratėlį. Na, o jeigu esate kažkur užpildo dalyje, matysite mėlyną rombą su pavadinimu OnFace. Ką tai reiškia? Jūs galite žymiai greičiau, ne tai, kad žymiai greičiau, bet patogiai atpažinti taškus. Jeigu aš norėčiau nubrėžti centrinę liniją, aš galiu žinoti, kad jeigu užvedu pelytę ant tiesas ir surandu šviesiai mėlynos spalvos apskritimą, reiškia, kad tai yra centrinis kraštinės taškas ir galiu drąsiai jį pažymėjus ir sekdama žalią liniją padėti antrą tašką, kuris taip pat pasirodo kaip midpoint, ir paspausti antrą kartą. Ir taip gali būti rami, jog geometrinė figūra bus padalinta į dvi dalis. Dar pakalbėkime apie atpažinimo tiesas. Ištrinsiu keletą linijų, kad turėtume tik tai kampą ir pademonstruočiau, kaip galime greičiau surasti štai šį tašką, kurio mums reikia, kuriant geometriją, kad surastume paskutinį keturkampio kampą. Taip, tai aktyvuosiu pieštuko įrankį ir pradėsiu braižyti. Taip, tai kaip man dabar žinoti, kur yra susikirtimo kampas dabar braižomos raudonos ašies ir iš čia išeinančios ašies. Tai galima sakyti, kad kodėlgi nenubraižus tiesiog dviejų ilgesnių linijų ir pasižiūrėjus, kur jos susikerta, taip, mes galime tai padaryti. Galime tokiu būdu surasti kampą ir po to ištrinti. Tačiau yra viena pagalbinė SketchUp galimybė, kuri padeda greitai surasti susikirtimo kampą. Tai aktyvuosiu pieštuką ir pradėjus brėžti, jūs galite nutempti
kursorių į tašką, iš kurio turi išeiti susikertanti tiesą ir pamažu slenkant galite matyti, jog ekrane atsiranda švelniai matoma žalia punktyrinė linija ir švelniai vesdami kursorį jūs pastebėsite, kaip SketchUp sustabdo tašką, kai jisai jau yra susikirtimo taške. Kitas būdas yra braižant įspausti Shift klavišą, nes jisai užblokuoja kryptį, lygiai taip pat kaip rodiklį į dešinę pusę. Tai jūs galite paspausti arba Shift klavišą, arba rodiklį į dešinę pusę, nes tai užblokuoja kryptį. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs galite kursorį slinkti į bet kurią kitą ekrano vietą, bet jūsų linija išlaikys savo kryptį. Taip jūs galite nuvesti kursorį į pagalbinį tašką, su kuriuo turėtų susilyginti. Jeigu atspausiu Shift klavišą arba rodiklę, galite pastebėti, kad su perkeliamu kursoriu persikelia ir linija. Būtent dėl to yra vertinga užblokuoti liniją ir po to, kai randate tašką, paspaudžiate ir užfiksuojate. Na ir tuomet galime pabaigti formuoti geometrinę figūrą. Susipažinome su linijos kūrimo įrankiu, pamatėme, kaip galime sukurti tiesas, o iš jų suformuoti geometrinės plokštumas. Tai čia verta susipažinti ir su kitais pagrindiniais baziniais geometrijos kūrimo įrankiais, tokiais kaip keturkampis, apskritimas arba daugiakampis. Tai jeigu pasirinktume keturkampį, rekomenduoju visada sekti instrukcijas esančias informacijos juostoje apačioje, arba taipogi priminsiu, jog galite atsidaryti instruktoriaus skiltį, kur galite matyti algoritmą žingsnis po žingsnio ir papildomas rekomendacijas, kokius trumpinius klaviatūros galime naudoti, kad iššauktume tam tikrą funkciją. Tai pavyzdžiui, sekime Tool Operation. Click to set first corner. Pasirinkite pirmąjį keturkampio kampą. Taip, aš tai padariau. Tuomet antras žingsnis sako Move cursor diagonally. Slinkite kursorį. Ir tuomet trečias žingsnis tiesiog paspauskite tam, kad užfiksuotumėte antrąjį kampą. Ir mes turime iš karto keturkampį. Kiekvienas įrankis turi savo principus, papildomus trumpinius, kurie gali padėti valdyti įrankį. Tai pavyzdžiui, jeigu sugrįšiu vieną žingsnį atgal ir pakartosiu keturkampio kūrimą, čia apačioje galite rasti papildomas rekomendacijas, kad jeigu paspausite Ctrl klavišą ir atleisite, jūs keturkampį galėsite braižyti nuo centro. Na ir jeigu dar kartą paspausite nuo kampo, atsiprašau, dabar yra nuo centro, galite atkreipti dėmesį, jog punktyrinė linija eina iš kampo į centrą. Jeigu dar kartą paspausi Ctrl klavišą, nuo kampo į kampą. Na, o ką dar galite padaryti, jūs taip pat galite iškart pasirinkę keturkampio įrankį, jeigu naudosite klaviatūroje esančias rodykles, taipogi galite pasirinkti taip kryptį, nebūtina braižyti plokštumų tik tai tarp žalios ir raudonos ašių, tai yra plano plokštumoj. Jeigu norėtumėte braižyti žalioj ašy, tarp mėlynas ir raudonas ašies, galite paspausti kairį pelės klavišą ir taip braižyti statmenai žaliai ašiai. Na ir galite užfiksuoti. Na, o dar vienas dalykas, jūs taipogi galite nurodyti tikslius matmenis, atkreipkite dėmesį į parametrų informacijos skiltį. Čia yra labai svarbu, kadangi keturkampis turi 4 tiesas ir jos yra poromis to paties ilgio, mums reikia nurodyti 2 skaitmenis. Tai iš esmės, jeigu norėtumėte nurodyti 500 mm ant 500, labai svarbu, jog jūs galite nurodyti skaitmenį, kabletaškį be jokio tarpo, vėl skaitmenį ir paspausti Enter. Tokiu būdu bus sukurtos 4 plokštumas po 500 mm. Bet jeigu nurodyčiau 500 ant 1000, mes turėsime plotį 500 mm, o aukštį 1000 mm.
Kitas geometrinis įrankis, kuris gali praversti, yra apskritimas. Jo principas yra toks, kad pirmiausia turite surasti jo būsimo centro tašką, paspaudę kairį klavišą galite užfiksuoti jo vietą ir tuomet galite nurodyti spindulį, vėlgi įvesdami skaitmenį, pavyzdžiui 300 ir paspaudę Enter, arba tiesiog užfiksuodami pelyte. Lygiai taip pat kaip ir su keturkampiu, jūs galite prieš pasirinkdami pirmąjį tašką, spausdami klavišus su rodyklėmis savo klaviatūroje, pasirinkti, kurioje projekcijoje kursite apskritimą. Tai tiesiog kviečiu jūs išbandyti ir susipažinti patiems su likusiais baziniais braižymo įrankiais. Nepamirškite, kad dešinėje instruktoriaus skiltyje jūs turite visas instrukcijas. Na, o mes pereikime dabar iš 2D figūros kūrimo į 3D figūrą. Paverskime šį turimą keturkampį į kubą, kurio aukštis bus 500 mm. Aš visada sakau, kad SketchUp'e yra keletas būdų pasiekti tą patį rezultatą. Tai vienas būdas būtų vėl aktyvuoti pieštuką, liniją ir nubrėžti dar papildomas 4 tiesas po 500 mm. Nubrėžę tiesą paspauskite Escape klavišą, kad linija atsiskirtų ir galėtume iš naujo pradėti brėžti 500. Na ir galime uždaryti. Lygiai taip pat sukurkime dar vieną vertikalią tiesą kairiajame kampe, tuomet dešiniajame. Kaip minėjau, įspaudę Shift klavišą galite išlaikyti kuriamos tiesės kryptį ir surasti tašką atitinkantį aukštį ir galime uždaryti. Štai turime kubą. Bet yra dar vienas būdas sukurti, tiksliau yra visada žymiai daugiau būdų. Kitas būdas galėtų būti, dabar sugrįšiu keletų žingsnių atgal, spausdama Ctrl ir Z klavišus. Galite pasitelkti keturkampio kūrimo įrankį, kur jūs pasirinksite pirmąjį kampą, galite pažymėti ir antrąjį kampą apačioje ir galite kelti į viršų, įvesdami reikiamus matmenis. Tai būtų 500, kabletaškis 500. Na ir taip toliau. Ir galiausiai yra žymiai paprastesnis būdas 2D figūrą paversti trimate. Susipažinkime su įrankiu Push-Pull, kuris garsina SketchUp'ą jau daug metų. Jisai taipogi yra didžiojoje įrankių juostoje ir atrodo štai taip. Na, arba galite jį iškviesti paspaudę P raidę savo klaviatūroje. Kaip veikia šis įrankis? Jums tai reikia nuvesti kursorį ant užpildo. Kai matote, jog jis nusidažo mėlynų taškiukų tinkleliu, vadinasi, jog veikia teisingai. Tuomet paspaudžiate kairį pelės klavišą, atleidžiate ir slenkate kursorių arba į viršų, arba į apačią šiuo atveju. Iš esmės jisai paverčia užpildą į tūrį. Kaip ir kiti braižymo įrankiai, pabaigti operaciją lygiai taip pat kaip ir kuriant tiesą galime arba užfiksavę kairiu pelės klavišu, arba jeigu norime tiksliai nurodyti, kokio aukščio į viršų arba į apačią gylio objektą norime matyti, labai svarbu yra kursoriaus vieta, kaip matote, galime įvesti tikslius skaitmenis, tai pavyzdžiui 500 ir Enter. Na ir jūs turėsite tūrį. Galite naudoti bet kokiai figūrai, ar tai būtų pavyzdžiui trikampis ir po to aktyvuoti Push-Pull įrankį ir iškelti. O galbūt tai bus trikampis su apskritimo ertme. Aš galiu ištrinti užpildą ir po to pažymėti likusios dalies užpildą ir iškelti figūrą. Šis įrankis visada įgilina ar ištraukia geometriją viena kryptimi. Jūs galite, pavyzdžiui, aktyvavę Push-Pull įrankį, prailginti objektą arba įgilinti raudonos ašies atžvilgiu, lygiai taip pat žalios ašies atžvilgiu
ir panašiai. Taipogi, aš dabar ištrinsiu šią geometrinę figūrą ir sukursiu dar vieną keturkampį 500 ant 500 ir ištrinsiu visą šį aukštą. Push-pull įrankis įsimena paskutinės figūros įgilinimą ar ištraukimą aukštį ir kryptį. Ką tai reiškia? Jeigu, pavyzdžiui, dabar iškelčiau figūrą į 500 mm ir po to paspaudus ant sekančios figūros jo užpildo 2 kart pelytę, jisai pakartos kryptį. Gerai, panašu, kad šį kartą į kitą pusę pakartojo, matyt todėl, kad plokštuma yra apsivertus, bet pakartokime žingsnį, taip, galime matyti. Beje, jūs galite plokštumą apversti, jeigu matote, jog spalva yra tamsiau melsva, vadinasi, kad plokštuma yra apsivertusi. Tai neturi kažkokios ypatingos įtakos geometrijai, bet šiuo atveju matome, jog turi. Tai apversti plokštumą galite pažymėję ją, paspaudę dešinį klavišą ir pasirinkę Reverse Faces. Tai dabar vėl pabandykime push-pull, ištraukime į viršų 500 mm ir po to 2 paspaudimais pakartokime. Lygiai taip pat, jeigu įgilinčiau 200, pavyzdžiui, ir pakartočiau, push-pull įrankis įsimena. Šiam kartui tiek. Dabar jau, kai žinote, kaip galite sukurti tiesias plokštumas bei tūrius, pabandykite patys. Kviečiu atsisiųsti užduotį, kurią rasite šio vaizdo įrašo aprašyme ir išbandyti. Pasidalinkite komentaruose, kaip jums sekėsi, kokių klausimų kilo. Ir ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų ir sėkmės modeliuojant.